Šių dienų statistika apie 70% šeimų išsiskiria, o tas skaičius tik tai sparčiai auga. Ir tai tik tie santykiai, kurie sulaukia vestuvių. Daug kas gyvena ir be santuokos, tai koks tas procentas iš tikrųjų? Daugiau nei 90% spėčiau. Manau, kad taip. Tai reiškia, apie 10% porų neišsiskyrė. O dabar įsivaizduokit, ar pas tuos 10% porų viskas tvarkoj santykiuose. Tiesiog pagalvokit, kiek iš tikrųjų porų gyvena harmoningai. Jūs turit suvokti svarbą šitos užduoties ir kaip rimtai reikia žiūrėti į šitą klausimą. O vyrai dažniausiai, tik pamatę prieš save problemą, nu visiems aišku, kad su ja neverta bandyti. Jų tai nestabdo. Kas įdomiausia. Kol filmavau šitą video, pagalvojau, kad dar nesu matęs tokių santykių, kur vyras būtų priklausomas nuo moters meilės, dėmesio ir tie santykiai neužsibaigdavo fiasko. Nei karto nebuvau matęs, nebuvau girdėjęs. O kai bandau išanalizuoti istorijas, kurios pasibaigia gražiai arba toliau tęsiasi laimingai, galiu išskirti vieną raktinę aplinkybę. Tai yra situacijos, kai moteris yra prisirišusi prie vyro labiau, nei jis prie jos.